Žinai, daugelis laisvės kovų akimirkų yra kaip paveikslai atspindintys Lietuvos istorijas ryškiausius momentus. Vienas iš tokių paveikslų, 100 000 garsų, 100 000 žmonių susirinkę Vilniaus centre ties televizijos bokšto. Savo kūnais apsaugo Lietuvos laisvę. Aukščiausios rizikos momentas, kai niekas nežino, kas nutiks, ar bus laisvė ar kruvinas smūgis. Tačiau tūkstančiai žmonių drąsiai stovinčių prie barikadų sukūrė galingą gynybą, kuri išsaugojo Lietuvos nepriklausomybę. Žmonės, kurie sukilo ir kovojo, jų ryžtas leido tapti mums laisva tauta. Šie žmonės rizikavo savo gyvybę ir gerovę, kad būtų Lietuva laisva. Kitas paveikslas, giesmės bangos, tai dainuojanti, giedojanti, širdimi drebanti tauta. Suvienijusi savo balsus į vieną galingą giesmės bangą, su daina Lietuva, tėvynė mūsų. Su tautiškais simboliais ir broliais šalia, žmonės parodė, kad vienybė yra jų jėga, kad dainos gali kurti stebuklus ir lemti istoriją. Žmonės, kurie sukilo ir kovojo, jų ryžtas leido tapti mums laisva tauta. Šie žmonės rizikavo savo gyvybę ir gerovę, kad būtų Lietuva laisva. Ir galiausiai vilties liepsna, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę. 100 000 žmonių Vilniaus centre laikantis tautiškus vėlionius, su ašaromis akies kampuose ir širdyje vilties liepsna degančia. Vilties, kad šalis atgims, kad laisvė nugalės. Žmonės, kurie sukilo ir kovojo, jų ryžtas leido tapti mums laisva tauta. Šie žmonės rizikavo savo gyvybę ir gerovę, kad būtų Lietuva laisva. Taigi Lietuvos laisvės kovos akimirkos kaip dailės kūriniai, kuriuose atsispindi tautos vienybė, drąsa ir viltis. Tai neįkainojami istorijos bruožai, kurie ne tik atskleidžia praeitį, bet ir moko mus artinti. Laisvė tai vienybė šiandienos pasaulyje.